Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit, viskas vienoje vietoje. Čia yra Nightcore'as, kurį mes žinom kaip didelį patikimą prožektorių ir visokių pašviestukų gamybą. Jie paleido va štai tokius baidikliukus, į kuriuos dedasi lapelis, toks pats kaip ir čia, tik tai jis yra pakraunamas ir pakraunamas USB laidu, jis turi jungti, jį galima naudoti kaip išorinį maitinimo šaltinį. Žodžiu, čia yra #1 šiandien ir aš jį visiems labai rekomenduoju. Ieškote naujo termovizoriaus? optikspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Kalbiname Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos direktorių Laimoną Daukšą. Pokyčiai vyksta draugijos veikloje ir su kokiais iššūkiais susidurėte ir kokias iškeltumėte pagrindinės problemas vykdant iškeltus draugijos uždavinius? Tai žinot, svarbiausias matyti centrinės administracijos funkcijos, tai yra nacionalinės, tai nacionaliniu lygiu, kas negerai ir dėl ko negerai. Tai pirmiausia, mes į piramidės viršų statom prastą visuomenės vertinimą mūsų atžvilgiu. Toliau, sakytumėm, pats medžiotojų aktyvumas yra prastas ir tai vadinkime medžiotojai pakankamai pasyvūs ir uždara bendruomenė. Toliau, to nepaneigsi, yra per lėta medžiotojų kolektyvų vadovų kaita. Tas reikalinga yra, nes 30-40 metų, kai žmonės vadovauja, vis dėlto ir įsisėmė ir su visa pagarba jam, bet kažkada turi keistis, nes pokyčius duoda naujos kartos, tai nereikėtų bijoti čia pokyčių. Na ir ketvirtas būtent tas nacionalinis klausimas susijęs su trečiu, kad medžiotojų bendruomenės senėjimas yra ir čia yra iššūkis, kad naujų medžiotojų neateina ir vis dėlto jų mažėja, tai čia tikrai nėra gerai, kada vidutinis medžiotojų amžius yra 60 metų, na ir kai naujų medžiotojų nėra tiek pakankamai, tai vis dėlto dar susijęs ir medžiotojų yra rengimas, tai šalia parengiama apie 1000 naujų medžiotojų per metus, toks yra vidurkis. Parengimo greitis, taip, vienais metais tai 900, kitais metais 1000 perkopia, bet čia irgi problema ir mes sakytumėm, šitas rytį reikėtų sukokybinti mūsų atžvilgių, nes kartais tas greitas noras paruošti nepilnai išpildo kursų programą. Kursų programa tikrai labai plati, jeigu taip 10 ten temų, bet potemių per 200-250, kaip žinome, yra ir praktinė dalis, tai yra tikrai kur pasitemti ir nebūtinai čia teisės aktų reguliavimas reikalingas pakeitimas, o mūsų pats organizavimo stilius galbūt, tai yra tų praktikų, tarptautinių visokių gerųjų praktikų šalių, kur galima panaudoti, tai mes matome, kad gerai paruošiant tikrai turėsime ateityje būtent ir tą, netgi prie pirmo klausimo grįžtant, visuomenės geresnį įvaizdį. Jūs dabar išvardinote eilę tų problemų, gal mes galėtumėm grįžti nuo pirmojo klausimo ir šiek tiek jas trumpai detalizuoti. Matyt, to klausimo mes iki šiol nesame tiek dirbę nuo nepriklausomybės, iš esmės nei pati organizacija išgyveno pokyčių, nei struktūrinių, nei dar kažko, tai yra natūralu, kad tiek rajoniniam draugijom, tiek medžiotojam truputį ir toks šokas, nes taip kaip buvo, mes jau žinome, o taip kaip padaryti, kaip reikėtų 21 amžiuje vystančioje pasaulio dinamikoje, vadinkim taip, tai va čia yra iššūkis, bet tą reikia priimti ir jeigu žiūrėti į sociologinės apklausas ir jomis tikėti, tai apie 42-43% va taip vertina medžiotojų bendruomenė ir pačią medžioklę palankiai. Tai reiškia, neigiamai medžioklę vertina daugiau nei pusė visuomenės. Tai tikrai mes čia turime matymę, kur tos priemonės ir socialinės, ir mūsų laikysena, ir elgsena
o kaip žinot, medžiotojai yra tikrai įdomus žmonės, įvairialypiai pažįstantis gamtą, joje būnantis, tai yra aplinkosaugos dalis, kaip mes sakome, gamtosaugos dalis. Tai čia mes turime eilę priemonių ir komunikacijos, daugiau garso, daugiau energijos ir nieko nedaryti ir iš letargo miego pabusti, matyti, yra tinkamas metas ir jeigu mes turėsime tą galimybę, mes tą neigiamą vertimo indeksą tikrai turime prioritetą, iki 30 metų, bent iki 70% iki Europos vidurkio pakelti. Na gerai, aš truputį jūs paprovokuosiu. Tarkim, mūsų kolega Tūlas medžiotojas, jisai medžioja eilę metų, per 40, kaip jūs sakėt, stažą 60, pradėjau 20-40 metų medžioju ir man nerūpi tas medžiotojo įvaizdis ar visuomenės vertinimas. Gal galite iškomunikuoti, kodėl visgi tai yra svarbu? Aš dvėjoju ar nerūpi, tik turbūt suvokimas skiriasi. Tai jeigu su tavim kaimynė ir kaimynas laiptinį nesisveikina, išėjus nežino, kad tu medžiotojas ir turi nusiveikimą, kitas gali ir nugarą atsiprašant kartais apspjaudyti, arba kokioj kompanijoje bendraujant jaunoji karta labai turi neigiamą požiūrį. Tikrai man pačiam tekė susidurti, kai tenka pusvalandį, valandą įrodinėti, kad medžioklė griežtai reglamentuojama, kad medžioklė reikalauja žinių, atestacijos, nepriekaištingos reputacijos, tai tas matyt pilietis nelabai įsivaizduoja, gal jis nesusiduria, natūralu. Tikėtina taip. Regionai mažiau turi to neigiamo efekto, miestuose didžiosios tai yra iššūkis, kaip ir visiems miškininkam, ūkininkam, tame tarpe ir medžiotojams. Tai čia, kai susimastai, tikrai matai, kad tikrai nėra žmogui, kad nesvarbu, kaip jį vertina, kaip jį žiūri, kaip yra požiūris. Ir tai yra visa visuma. Nes, žinot, visuomenės požiūris tikrai įtakoja ir politikus, tą reikia turėti mintyje, kai mes norime teisingos teisėkūros, teisingų sprendimų, tai neišvengiamai politikai tai atsižvelgia. Tai ne tik bendruomenė mes turim būti stipri, bet ir visuomenė turi labiau teigiamiau vertinti tą medžiotojų bendruomenę. Ir žinot, jeigu taip, kad įtikinamiau dar statistika būtų pateikta, tai Skandinavijos šalis yra 85-90% visuomenės vertina teigiamai. Danija lygiai taipogi 93%, kiek žinau. Tai yra aukštas rodiklis, reiškia, apie 10% nepritarė tik medžioklį, tai tie tik radikaliausi galbūt žaliųjų polinkių žmonės, kurie visiškai ignoruoja ir mėsą, ir jos savybės, ir patį procesą. Kategoriškai. Aš prisiminiau, jūs kaip pasakėt, Skandinavijos šalis prieš kokį 20 metų buvau seminare vienam, kur buvo Baltijos šalių simpoziumas dėl tų briedžių medžioklių. Ir atvažiavę švedų kolegos, kaip jie pristatė, sako, pas mus visuomenė tai priima ir jeigu vakare policijos nuovados durų bus raštelis parašytas, kad mes išvykom į medžioklę, niekas už tai nesupyks. Ir žino, kad tai, kaip pasakyti, veikla, kurią visi priima ir supranta, netgi, kaip pasakyti, kaip šitų žvėrių reguliavimo priemonė. Vis dėlto po sovietiniu laikotarpiu tas efektas buvo duotas, nes natūralu, kad mes visokiais epitetais esame ir mitais galbūt aplipdyti, kad tai latrų veikla, tai dar kažką mes, tai sunku šiandien tą paneigti iš esmės, tą blogai medžioto veidą ir įvaizdį, bet natūralu, kad nebegalime sėdėti rankų sudėję ir nieko nedaryti, tai atėjo laikas ir natūralu, kad tai nebus lengva palaipsniui gryninti medžioto įvaizdį, veidą, dėl to ir yra visos kitos socialinės mūsų veiklos orientuotas į įvairias piliečių grandis. Vėlgi, jeigu mes matome procentinį pokyčių iš gyventojų ir apklausos prilankumo palaikymo medžiotojų, tai galima pasakyti, kad tam tikros strategijos ar iškelti uždaviniai jie kryptingai ar nekomunikuojant eina į visuomenės požiūrio nuomonės keitimą. Kokio procento tikimės 30 metais? 70% ir čia pasakysiu, kad tikrai realus skaičius, nes dabar toks Europos vidurkis, jeigu taip Europos šalių, kurios yra FACE, yra Europos gamtosaugos globos organizacijos narės, tai vidurkis jau dabar yra 70%. Tai reiškia, tom atsilikusiam šalim per tą likusį vykmetį tikrai yra realu pasiekti, tik natūralu reikia sudėlioti tam priemonės. Ir prie mano galbūt įverinant to antrojo klausimo apie medžiotojų pasyvumą ir uždarumą, tai ir viskas susiję, nes reikia visada kelti klausimą, ką kiekvienas mes bendruomenės dalyvis galime padaryti. Organizacija turi sukurti strategiją, tikslus, uždavinius ir juos įgyvendinti. Jeigu neįgyvendina, tai reiškia eiti prie sprendimų, kodėl neįgyvendina, galbūt reikia kažką ir vadovybėje keisti. Bet natūralu negalima reikalauti, kol pačių medžiotojų nėra įtraukės.
Tai skirtingi rajonų skyriai, skirtingi kolektyvai, jų yra gausybė, 800 kolektyvų, apie 30 000 bendruomenė. Nelengva tuos bendruosius dalykus įsikristalizuoti. Tai kryptingai einant, ką gali padaryti medžiotojų kolektyvas, tai dalyvauti rajonų draugijų veikloje ir bendruomenių veikloje. Tai reiškia išvirti bendruomenių šventėse, rudens šventėse, reiškia sriubą, pavaišinti, gastronomiją kažkokią pažinti, leisti, elgtis etiškai, kultūringai, dalyvauti medžioklės procese ir to pakaktų ir tai tikrai yra didelė veikla, vertinant tai, kad medžioklė nėra susiję su darbinė kažkokia veikla, tai yra šalutinė žmogaus gyvenimo veikla. Nes šitais socialiniais ryšiais mes reprezentuojame medžiotojų bendruomenę. Taip. Jūs dabar turite, sakysim, puikų pavyzdį ir Lietuvos medžiotojų žvejų draugija žengia ryžtingą žingsnį, drąsų ryžtingą žingsnį. Iš tikrųjų, jūs į savo ratą priimate savanorius, tarkim, žmonės, kurie nėra susiję, kurie, kaip sakyt, išpažįsta šitą medžiotojo tikėjimą, bet jie nėra susiję nei darbo sutartimis, nekom, bet jūs telkėtės jų, kaip pasakyt, žinias, gebėjimus ir panaudojate tai plečiant informaciją apie medžiotojų veiklą visoje Lietuvoje ar tam tikrose regionuose. Buvo gražiai iš jūsų išgirsta frazė, kad sako, mes tiesiog turim tokių neoficialių ambasadorių, kurie tarpininkauja, padeda ir mainais nieko neprašo, nes jiems yra svarbu medžiotojų įvaizdis, medžiotojų bendruomenės įvaizdis ir ateitis. Aš šitą labai vertinu, vadinkim, mentorystę ar ambasadoriais, mes kaip juos ir pavadinome. Vis dėlto lyderystė čia yra svarbiausia ir natūralu, kad žmonės patys turi savo požiūrį ir medžiotojų bendruomenę aš apskritai prilyginčiau net ir pačiam tikėjimui iš esmės. Ar tu tiki tą bendruomenę ar ne. Ir natūralu, kad tikėjimų rūšių būna daug, taip ir medžiotojų bendruomeniai pasirinkimų daug, priklausyti vienai organizacijai, kitai ar dar trečiai, ar nei vienai nepriklausyti. Čia blogiausias scenarius, sakyčiau, tikėtis niekur nepriklausyti, neturėti minimalaus finansinio indėlio ir reikalauti, kad man sukurtų šiandienos kažkokį komfortą ir išspręstų mūsų opinijas. Na taip nevyksta, nereikia tikėtis. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija neturi iš valstybės jokių dotacijų, pakol kas neįgyvendina jokių papildomų projektų, kurie suteiktų finansinius resursus. Tai yra medžiotojų bendruomenės palaikoma organizacija, kuri turi aiškius uždavinius ir turi atliepti medžiotojų poreikį ir lūkesčius. Ir būtent mano paminėtas trečias tas nacionalinis galbūt klausimas ar problema, kad lėta medžiotojų kolektyvų kaita vis dėlto, tai tą reikia pripažinti, kai nuvyksta į rajonus, į susirinkimus ir pasižiūri į garbaus amžiaus žmonės, natūralu, jie kažkada savo laikmetį labai davė daug jėgos, daug labai proveržio, įgyvendino savo potencialą. Aš pats kaip klubo pirmininkas irgi jau tą vertinu, kad vis dėlto tu kaitini atsiraitoji rankos ir maksimaliai duodi kolektyvui, ką gali, ką turi sugeneravęs idėjas, vidaus tvarkas, kultūrai, ideologai, įtraukimuose ir natūralu kažkada tas išblėsta. Tai nereikia persibūti niekur, niekada, natūralu, jeigu 30-40 metų tu ten būni, jau tikrai per tiek laiko galėjai realizuoti ir jeigu mes norime pokyčio, mūsų lyderiai turi keistis iš esmės. Tai ką mes atėję ir čia pamatėme, kad ir rajonų draugijų pirmininkai, ir kolektyvų vadovai yra pasikeitę. Ir noriu labai gerą pavyzdį, nes jau turim gerųjų praktikų, apie 10 rajonų draugijų pirmininkų yra pasikeitę, daug mažiau vidutinis amžius yra iki 50, tai reiškia, nėra nei labai jauni, nei labai vyresni, bet visumoje toks techninis brandos amžius, kai turi patirties, turi įžvalgų ir dar turi parako. Ir dar turi parako. Tai labai, labai svarbu, nes tą pajaučia patys kolektyvai medžiotojų. Ir man smagu, kai važiuoju per susirinkimus ar šventes ir matai, kad pasikeitęs klubo pirmininkas ir aš dažniausiai ne klubo pirmininko klausiu, kaip jiems sekasi, o klausiu medžiotojų, kaip pajautėte, pamatėte pokyčius. Ir tada dažniausiai, geriausius gauni tos atsiliepimus, kad tikrai džiaugiasi sprendimais. Ir jeigu žmogus pats, kaip pirmininkas, laiku atsitraukia, įpėdinį randa, potencialą vis tiek turi įžvalgas kaip buvęs lyderis ir jam malonu ir jis tada bus gerbtinas. Visą laiką iki, kaip sakyti, jo medžiotojo karjeros pabaigos jį į bendruomenę gerbs. Aš, tarkim, tikrai turiu daug tų socialinių per medžioklę ryšių Lietuvoje su draugijomis, klubais, būreliais, tiesiog mūsų uždavinys, kaip sakyti, rinkti informaciją, įdomias laidas rengti žiūrovams ir be abejo, kad tu vienam regione ir vienoje vietoje to nepadarysi. Ir puikiai matau, kad kartais tuose klubuose, būreliuose aš nieko nenoriu įžeisti ar pasakyti kažką prieš, bet dažniausiai
dažniausiai. Ten, kur vadovai vadovauja 30-40 metų, aš kaip sakau, netgi gali išvelgti ne tik kad stagnaciją, bet ir tam tikrą žalą padarytą. Nes pokyčiai nebeteina, o sakysim, šitie vadovai nenori išleisti savo pozicijų ir tada kažkaip kolektyvas net supriešinamas. Vieni lyg siektų tų pokyčių ir ką pastebėjau, kai kurie klubai, būreliai savo įstatuose pradėjo keisti pozicijas. Jie tiesiog numato tam tikrus punktus, kad vadovas gali būti 2 kadencijas. 4-5 metų, tarkim, kadencijas gali būti 2 kadencijas ir toliau. Vienam klube klausiu, kaip jūs sprendžiate klausimą. Sako, mes taip įsprendėm taip, kad galimos ir tolesnės kadencijos, bet turi 100% visi prabalsuoti, kas mažai tikėtina, už šito būrelio ar klubo pirmininką. Tai reiškia, kad tu kaip vadovas turi nešti maksimalią naudą ir patenkinti visų klubo būrelio narių poreikius, kad tu gautum 100 balsų. Beveik misija būtų neįmanoma. Tai rotacijos principas, aš jam pritariu ir pačio minčiai. Mes tą matome ir matau, man gaila žmonių kartais potencialo, kurie tikrai galėtų būti, yra užgniaužti ir jau galbūt jau ir nusiteikę nebeiti į šitas pozicijas, nes natūralu ieškoma barjerų, kaip tą atriboti. Tai eliminuoti. Taip, tai žinot, ir vidinės ambicijos kartais veikia, jos natūralu, kai turi vykti kaita, o čia tokia monopolio oligarchija, vadinkim. Tai vis dėlto, turime iš to įsivaduoti, negali būti. Ir mes esame nepakeičiami, kaip sakyti, neturi tai būti. Jeigu atsiras lyderystė, užaugs, natūralu turi ateiti ir duoti maksimalę naudą. Ta turi rinkti demokratiniais sprendimais. Jeigu nerinks, tai reiškia, kažkas tai netenkina. Natūralu, esame pati nepalankiausia vadovybė, turbūt LMŽD istorijoje, nes drąsiai reiškime kitokį požiūrį, drąsiai dėstome savo tikslus ir natūralu, kad mes turime būti 2 žingsniais į priekį ir tikrai lyderiai tą ir turi daryti, nes jau mes ir taip vėluojame, mūsų sprendimo greitis yra lėtas ir taip vėluojame ir šiandien vejamės savo desperaciją darbais, į tuos darbus sunku įtraukti tuos pasyvius ir medžiotojus, galų gale rajoninės draugijas, nes mums vieniem ir nelengva tą padaryti, paskelbus socialinę akciją, ją tik deklaratyviai mes nenorime, mes norime, kad ir medžiotojai jaustų pasitenkinimą, bet ir duotų naudą, keičiant tą visuomenės įvaizdį. Ir būtent prie tų nacionalinių problemų, tas, reiškia, mano 4 pastebėjimas yra, kad senėjanti medžiotojų bendruomenė. Ir čia net nereikia, turbūt mes jau daug apkalbėjome, įsiplėsti, čia tik reikia eiti prie sprendimų, atiduoti pagarbą, paskelbti galbūt garbės medžiotojais, garbės pirmininku ir ateiti tiems žmonėms gamtą pailsėti, leisti medžioklės procesą vystyti veržliem organizatoriam, vadovom. Natūralu, kad ir šiandienos reglamentavimas nėra lengvas, o jaunesniam žmogui ir jį išskaityti lengviau ir tada jį įgyvendinti ir kad kolektyvas neturėtų atsakomybių tokių bendrųjų. Tai viskas į tai suveda ir toliau tas medžiotojų parengimas, iš esmės, jeigu kalbant, kad šiandien nėra tų jaunų medžiotojų, matyt, pirmas klausimas neigiamas visuomenės įvaizdžio suformavimas davė tą efektą, kad šiaip iš pašalies ar gamtą mylintis įpažinę žmonės nebeteina į medžioklės procesą. Ateina dinastijų kartos, tai reiškia, senelis, tėvas, brolis ar artimas žmogus buvo medžiotojas, šiek tiek susipažino, kas, sakyčiau, nėra blogai, nes turi pradą gerą patirtį, įžvalgas ir ateina 100% praktiškai apsisprendę, kad taps medžiotojais ir turės galimybę galbūt potencialų turėti kolektyvą ir ten tapti tikraisiais nariais. Mums belieka sukokybinti medžiotojų rengimą, tai čia jeigu galėčiau šiek tiek įsiplėsti, tai vis dėlto tą, ką darome, mes turime išplėtoti, tai standartizuoti procesą, metodologija turėtų būti vieninga, aprašą jau aplinkos ministro, kaip kokios temos turėtų būti dėstomos. Mes turime tikrai teisėkūroje nieko nereikėtų keisti, praktinę dalį išvystyti ir pakeičiant turbūt tą stažuotę, kuri ne visada pilna apimtimi yra įgyvendima ir nebijokim savo nemeluoti, kad kartais ir neįgyvendinama, tai čia yra labai netoleruotinas dalykas, mes neturime paleisti žalių medžiotojų neparuoštų. Tai toliau standartizavus procesą turi būti vieningas paruošimo modelis, turi ne vienas lektorius, kaip dabar įprasta kartais dėsto, o būti, reiškia, atskirų specializacijų ir aplinkosaugos, ir kinologijos, ir veterinarijos, ir ginklų valdymo įgūdžių galbūt specialistai, ir aplinkosaugos. Tai yra visa eilė specialistų, kurie turi perduoti savo kompetencijas
mokysis ir tai paruošia mes medžiotojai ir jis savim pasitikės išeidamas į medžioklės procesą. Ir mes greta būdami jo ir jausimės ir saugiau, ir komfortabiliau, nes neturėsime, galimo grėsmės šaltinio. Galų gale jo požiūris į gamtą ir elgsena gamtoje bus jau susiformavęs, turės bazinį įprotį. Knockpix išimteriai. Išskirtinai medžiotojams skirtas termovizorius Vista su tolimačiu integruotu į objektyvą. Aukštos raiškos, itin jautrus šiluminis vaizdas. Iki 11 valandų darbo su 2 akumuliatoriais. Knockpix. Premium linija medžiotojams išimteriai. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit, viskas vienoje vietoje. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Gali būti spraga praktinių įgūdžių, ar ne? Per tą laiką mokymosi procesą ar stažuotę tu galbūt visų jų neįgysi, bet teorinės ar ne žinios ir metodiniai visi dalykai turėtų būti perprasti. Ir reikia pasakyti, pas mus Lietuvoje trukmė, ar ne, medžiotojų kursų trukmė nėra kur kas trumpesnė negu kitos ES, Europos šalyse. Tai atsakant šitą klausimą, kadangi vis tiek tikslai būna pasverti, natūralu pas mus. Ir čia gal dar prie to pridurčiau, natūralu, kad visi žmonės ir savo darbose ir turi ir neįveikiamų kažkokių spragų ir klaidų padaro. Tai iš 10, jeigu tu 7 klausimus įsprendi, tai tikrai yra gerai. Tai šitą klausimą neveltui mes irgi išnešėme daug ir nepasitenkinimų buvo ir giminingų organizacijų ir mūsų, nes iš esmės pradėjome kalbėti apie šitą problemą kaip apie bendrąją opiniją. Mes žinome, kaip anksčiau buvo, kai patys egzaminus organizuodom, tai yra tokių žmonių, kurie nei mokymuose dalyvavo, nei galbūt ten egzamino laikė. Tai tas tikrai yra netoleruotina ir jų žinios šiandien yra skurdžios, tai ankstesnės kartos yra tokia praktika. Dabar apie patį egzamino organizavimą nieko tikrai nenorėčiau čia kvestionuoti, tikrai viskas sudėliota. Ir kompiuterinė dalis, ir praktinė dalis, jame, kaip sakyti, organizuoja, yra pagrindinis dalis aplinkos apsaugos departamentas. Čia lenkiu dalį į parengimą ir patį paruošimą. Tai jeigu taip žiūrėt, kiek išsitarinėjom patirtį, tai man labiausiai patiko Vokietijos modelis. Yra Jagdschule, kur yra specializuota mokykla ir tu atvažiuoji kaip į paskaitas. Tai tiesiog arba tu imi atostogų metu tokią kaip stovyklų stiliaus, atvyksti, tau vyksta nuo 8 ryto iki ten vakaro praktinė dalis, tai yra intensyvus renginys. Ir pažintiniai takai, tai yra ir metodologinės klasės, tai yra ir gyvūnų biologija, ir morfologija, ir muliažai, ir individai, ir paukščiai, ir visa kita plačioji dalis. Toliau vakare einama į medžioklės procesą, tai ir kaip tykoti, kaip sėlinti, jeigu yra žiemos metu kaip varyti. Tos praktinės dalies būdu pajaučia, kas yra ta medžioklė. Nes žiūrėkit, sumedžiojus tu matai, kaip tą individą atrinko, toliau kaip tu jį užpildai dokumentaciją, kaip transportuoji, kaip grįžęs į dorojimo vietą doroji, pažįsti vidaus organus, nustatai ligas, paėmė tyrimus, poėmius tom ligom nustatyti, toliau netgi ir tas mėsos ten gaminimas yra virtuvė, viskas. Tu tikrai jautiesi, ten 3 savaičių yra ciklas, įsivaizduokim, tai taip jeigu valandomis įvertinus, tai yra apie 200-250 valandų. Kai aš to tarp suskaičiavau, jeigu pas mus ruošia 2 mėnesius, tai čia yra jau gerai ir vidutinė tokia trukmė, yra kas ir dar mažiau mūsų žiniomis paruošia. Tai iš vis net 97 valandų ciklo to neištempia, kas yra privaloma. Tai per 40-60 valandų tu tikrai neparuoši ir neduosi gerųjų pagrindų. Tarkim, skaičiuojant darbo valandas, čia 1,5 savaitės. Jeigu 8 darbo valandas. Taip. Ir kas man patiko, kad tikrai Vokietijos egzaminas turbūt yra vienas iš sunkiausių ir pats paruošimas. Ir tekia man matyti, kaip juos ruošia, ypač šaudykloje ne 1, ne 2 kartus nuvykstama. Ir disciplinos, ir bėgantis šernas, ir skriejantis taikiniai, natūralu ir stojantis tada, bet tiesiog aš gal pavartosiu tokį žodį, tikrai laužo naująjį medžiotoją, kad iš jo padaryti bent tą šaulį į tą pusę, kad tikrai
ir taiklumas būtų geras, ir ginklo valdymo drąsa ir įgūdžiai geri, ir moterų nemažai, kaip ir Lietuvoje ten, tai moteris netgi iki ašarų reiškia. Bet tai nėra blogo linkėjimas, tai yra geras išmokymas tam, kad taptų geri medžiotojai. Bet kiek man teko girdėti, gal aš šiek tiek klystu, nes iš vieno šaltinio girdėjau, kad irgi Vokietijoje jaunoji karta mažai besidomi medžioklė ir naujų medžiotojų kur kas mažiau yra negu ankstesniuose kartuose. Tai matyt, čia atliepia tą problematiką, kurią aš ir paminėjau. Tai ne tik Lietuvos problema, bet ir matyt visos Europos šalių, kad vis dėlto neturėsime ilgainiui kartos iš karto į kam perduoti savo proceso. Ir čia yra problema, nes vis dėlto medžioklė yra uždavinys ir iššūkis. Tai reikia ne tik finansinių lėšų, bet ir laiko, ir pastangų, ir žinių. Ir su to amžium jų trūksta, o populiacija vis tiek turės būti reguliuojama, ypač dabar tokiam augimo tempe. Tai tą gyvūną ne tik sumedžioti reikia, po to reikia ir transportuoti, ir apdoroti, ir galbūt perdirbti, ir padalinti. Jau čia yra daug uždavinių. Ir kuo medžiotojų bendruomenė mažės, tuo našta ant tų likusių aktyviųjų, galbūt, ne, aš dabar sakyčiau, tokių aktyviųjų iš 30 tūkstančių yra taip trečdalis 10 tūkstančių, dar palaikinčių tokių dalyvaujančių vieną kitą kartą metusi medžioklės procese apie dar 10 tūkstančių, likusi dalis visai yra tokia galbūt pasyvi, turintis tik teisę medžioti ir apskritai nemedžiojantis, yra tik statistai, vadinkim mūsų. Tai čia mažėjant tikrai bus didžiulis iššūkis iš vis dėlto atlikti valstybės tas funkcijas, nes funkcijų turim tų perteklinių ir žvėrių apskaita, ir gyvūnų surinkimas keliuose, iš esmės ir visos žalos atlyginimo funkcijos, tai yra tikrai ką veikti šiandien medžiotojai ir mes tą jau vis garsiau ir aiškiau mes kaip vadovybė sakome politikam, kad suprastų, kad medžioklė ne tik laisvalaikio praleidimo hobis ar net laikas ir mes net vengime šitų žodžių ir medžiotojai turėtų to vengti. Tai yra labiau pareiga, o po to tik tais antraeiliai, trečiaeiliai dalykai mūsų asmeniai yra bendruomenės. Pareiga ir tam tikra aplinkosauginė funkcija. Taip, tai medžioklė turi tarnauti gamtai, valstybei, visuomeniai ir tada medžiotojai. Jūs įvardinote dar vieną tą nacionalinę problemą, tai medžiotojus vienijančių organizacijų gausa. Taip, tai vadinkim, galbūt ne prie tų nacionalinių čia problemų, prie kitų problemų, kurias tikrai mes matome. Tai tokiai mažai valstybei kaip Lietuva tikrai, kada yra tik daug organizacijų, sudėtinga ir bendrus tikslus išgryninti. Toliau tos gerai pernešti ir tikslus į valstybės politiką formuojančias institucijas, galbūt kaip aplinkos ministerija, tada įtikinti ten valstybės tarnautojus. Toliau, kas liečia įstatymo leidybos iniciatyvą, tai ką Seimas ją turi ir tada į komitetus. Ir čia jau sunku tarp mūsų 46 rajoninių draugijų, nes natūralu visi turime skirtingas patirtis, skirtingas įžvalgas. Ir čia jau yra nuomonių pluralizmas, kur mes tengiamės savo kolegialiam organe taryboje įsigryninti ir toliau nešti įgyvendinti teisėkaroje, ar inicijuoti teisės aktų pakeitimus, ar reaguoti ir jau vykstančius. Tai va čia viena iš pagrindinių būtent yra funkcijų centrinės organizacijos. Ir kai dabar 4 metai yra ciklas, tikrai mes matome, kad su visa pagarba tom organizacijom tikrai nepilnai pajėgumu ir apimtimi ir nepilnas formavimuose įtaka, netgi galbūt per tiek metų yra atstovavimas tas politinis, kaip sakyti, įgyvendinimas teisės aktų. Ir tikrai tokiai mažai šaliai kaip Lietuva nereikia tiek daug tų organizacijų, nes vienas dalykas, tiek mes tada medžiotojų bendruomenė gaunamės padrika ir chaotiška, kas nėra gerai. O čia yra kokybinis galbūt toks svertas ir tada savivertės, kas kuriai organizacijai tikrai priklausys ir kokia organizacija sukuria pridėtinę vertę. Tai kadangi kalbam apie organizacijas, tai vis tiek reikia nebijotis ir pakalbėti, kadangi aš ir truputį saviplakos panaudojau, kad ir mūsų rajono organizacijos irgi tikrai veikia labai skirtingai ir jeigu mes leistumėm pas kiekvieną politiką rajone ir apygardą, kaip sakyt, nueiti, kur atstovauja politikas ir savo tikslus pasakyti, tai jų būtų aibė ir iš esmės politikai susirinkę į Seimo sesiją nežinotų, kaip spręsti ir iš kur iš esmės yra ta problema, nes nuomonių yra labai daug. Tai centrinė LMŽ tam yra, kad išgrynintų nuomonės, kad išgirstų ir jas atneštų į teisingą sprendimą. Į
įgalintų, nes jį reikia teisingai ir apsirašyti, nes pakalbėjimų niekas nevyksta, kad mes ir šiandien čia pakalbėm spręs. Reikia būti situacijos šeimininkais ir nuolat lydėti tą klausimą. Ir turi būti ir projekto parengimas, ir argumentų surinkimas, nes argumentai lemia viską. Aš esu įsitikinęs per šitą ciklą, kiek jau sprendėme mes tų klausimų, argumentai, laikysena lemia tikrai viską. Na, tiesiog reikėtų pasakyti, kad tas vadinamasis lobizmas, kada siekiam ar ne teisės aktų pokyčių, jisai galimas per vieną svarų argumentą, tai yra per argumentus, kaip sakėte. Jeigu argumentas yra pamatuotas, jisai apčiuopiamas ir tikėtina, kad argumentacija svari ir nuosekli, kurią galim dar apginti ar ne mokslinių požiūrių, teisinių, sakysim, nacionalinio lygmens to požiūrių, tada mes turim ir sprendimus. Taip, ir žinot, matytas nesukalbėjimas vis dėlto yra praeities pasiekmė, čia reikia pripažinti, vis dėlto tos organizacijos irgi nieko dėtos, kad jos susikūrė, nes būtent dėl centrinės LMŽD neveiklumo kažkada ji buvo tik viena ir tikrai netenkino ir tie matyti yra ir nuoskaudos galbūt tikrai pateisinamos ir atsirado ir jos vysto, tik tais reikia tikrai įsivertinti mastą, nes pavyzdžiui kaip Sūduvos sąjunga tai tikrai yra veikli ir pirmininkas ir lyderis yra irgi ir kompetitingas žmogus ir dažnai ir nuomonė sutampa, tačiau yra lokali organizacija veikianti praktiškai Marijampolės rajono ar net ir Marijampolės apskrities lygmenių, lokali, turinti apie ten 25 kolektyvus jungianti, apie 1000 žmonių. Čia mūsų organizacijos struktūrinis, kaip sakyti, padalinys ar skyrius yra neveiklus ir jis yra likviduotas ir šiais metais mes jį pašalinome iš centrinės LMŽD narių, nes likvidavimo procesai jau tenai prisidėjo ir tikrai smagu, kad ten yra kas dengia ir tikrai čia jokio blogo galbūt ir žodžio apie Sūduvą neturėčiau ką pasakyti, tik tiesiog gal ateitie ieškoti bendrų sąlyčio taškų, bendrų darbų ir bandyti eiti bendrai juos atstovauti, nes žinot, konsultacinė taryba, kuri yra aplinkos ministerijoje, tai nuo organizacijos atstovauja po vieną delegatą arba po vieną pavaduojantį asmenį. Tai nesvarbu, ar organizacija vienyje 18 000 narių, taip kaip Lietuvos medžiotojų žvejų draugija, ar vienyje iki 1000 kaip Sūduva. Tai mes esam lygiaverčiai iš esmės ne nuomonės, o įtakos valstybės tarnautojams tie formuotojai. Na, medžiotojų sąjunga gamta, jie veikia agresyviai, labai aiškiai ir tą medžiotojai turbūt mato. Ir čia tikrai neturi daug ką labai gero pasakyti ir matyti net ir perspektyvoje tų sprendinių. Nelabai matau, matyti lyderystės ir vadovų klausimas. Aš manau, pasikeitus tai lyderystė tikrai būtų galima kalbėti ir būtų galima kalbėti apie vieną kažkokią, kaip žemės rūmai, tai yra pavyzdys, tai miškų rūmus čia buvo tokių siūlymų, tai apie vieną konfederaciją arba junginį tikrai, kur ten ateinam ir kalbamės bendrais vardikliais, būtų galima, bet po kol kas tikrai su Medžiotojų sąjunga gamta nepavyksta to užmėgsti, matyti per dideli nusistatymai, per ryškios raudonosios linijos ir čia šito vietoje tikrai nieko gero ir džiugos negaliu pasakyti apie perspektyvas bendrų darbų kažkokių paiešką ir testinumą. Dėkojame Laimonui Daukšui už sakytą nuomonę ir pasidalintą Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos formuojamą politiką. Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit, viskas vienoje vietoje. Čia yra Neitkoras, kurį mes žinom kaip didelį patikimą prožektorių ir visokių pašviestukų gamybą. Jie paleido va štai tokius baidikliukus, į kuriuos dedasi lapelis, toks pats kaip ir čia, tik tai jis yra pakraunamas ir pakraunamas USB laidu, jis turi jungti, jį galima naudoti kaip išorinį maitinimo šaltinį. Žodžiu, čia yra number one šiandien ir aš jį visiems labai rekomenduoju. Ieškote naujo termovizoriaus? Opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį.